Burbuliukų pilnas gyvenimo skonis. Akvilė su citrina ir burbuliukais. Eglės sanatorija. Ir gyvenimas vėl mielas. Labas vakaras, mieli žiūrovai. Su jumis pamilta laida Gyvenimas versle ir aš, laidos vedėja Dovilė Urbanaitė. Šį vakarą susipažinsime su 3 verslų įkūrėjais, išgirsime jų istorijas ir semsimės įkvėpimo. Laidoje Gyvenimas versle – atostogų skonio ambasadoriai. Kas buvo truputį kritikai, užteko paragauti. Sveikatinimo lyderiai. Norisi ir pasidžiaugti, mes sulaukiam pripažinimo ir Europoje. Lauros Milaknės pašaukimas fotografijai. Atsimenu tą savo pirmą uždarbį, vyrui sakau, žiūrėk, reikia įsirėminti. Ar žinote, koks yra atostogų skonis? Prieš 7 metus Sicilijoje Mantas su žmona paragavęs sultingų mangų nusprendė, jog tokiais vaisiais turi pasimėgauti ir lietuvaičiai. Taip atradus puikius partnerius gimė Mangų mangas, kurio asortimentas šiandieną prasiplėtė nuo mangų iki 50 skirtingų vaisių kiekvieną savaitę. Sveiki, sveiki! Malonu visus matyti, sveiki atvykę, sveiki, oi, kiek gerybių! Tai ką, keliaujam, skanausim! Nepaslaptis, kad mango pradžia buvo tiesiog pardavinėjant iš bagažinės. Tai kaipgi iš tikrųjų atrodė tie patys pirmieji žingsniai? Turbūt dar reikia nusikelti šiokią tokią priešistorę, tai visų pirma tiesiog buvom studentai, pasitaikė progą įsigyti pigius bilietus į Siciliją ir pataikėm ten ant gerų vaisių sezono. Prisiragavom to tikro skonio ir grįžę į Lietuvą irgi norėjom tiesiog eiliniai parduotuviai nusipirkti, parodyti mamai, kad žiūrėk, va tokį mangą ragavom. Nusipirkom. Ir nėra to skonio, nėra to tikro atostogų skonio, kurį prisimenam. Tai tada ir kilo toks didžiulis noras kažką daryti ir galiausiai gavosi taip, kad radom žmonės, kurie Lietuvoje jau tiekia įvairius vaisius, į visus prekybos centrus, į turgavietės ir taip pradėjom diskutuoti, sako, matau, kad jūs turite daug energijos, imkite sąlygas, imkite logistiką, viską ir ieškokit, darykit, bandykit. Ir tada supratom, kad tie vaisiai yra daug jautresni, reiškia, reikia visai kitų logistinių sprendimų, reikia tiesiai atsirasti pas klientą ant stalo. Labai paprastai užkūrėm Google formas nemokamas, įmetėm į Facebooką, pradėjom dalintis per grupės ir sakom, už 2 savaičių galim turėti tobulų mangų, parskraidinsim juos lėktuvu, bet reikia bendruomenės, kuri tą kiekį visą greitai galėtų pasimti, pasidalinti su kaimynais ir Aha. Tai va taip, viskas ir prasidėjo. Tai iš tikrųjų, aš taip dabar klausau ir galvoju, kad tie pirmieji žingsniai net nereikalavo didelių investicijų, nes jūs padarėt labai logišką žingsnį ir pradžiai pasitestavot, ar žmonėms būtų įdomu ir ar kažkas tas formas iš esmės supildytų, ar ne? Iš esmės taip. Ar aplamai žmonės norėtų, nes euras buvo įvestas visiškai nesenai, skraidintų vaisių kaina yra 5 kartus didesnė, tai atrodė kaip kosmosas pradžioje. Bet... Ir kaip lietuviai reagavo į tai? Kas buvo pradžioje gal ar net truputį kritikai, užteko paragauti. Nes aš pats atsimenu, kai pirmą kartą paragavau to tikro mango, kur tu anksčiau net gal neįsivaizdavai, kad tas mangas gali būti tokio skonio. Ne tik mangas, avokadai, ananasai, pasiflorai, viskas absoliučiai, kas yra mūsų asortimente. Tai kai paragauji to tikro vaisių skonio, tai tu tada supranti, kad, tai vodka tai reiškia. Puikus. Tai grįžtant atgal į pačią pradžią, jūsų idėja buvo parvežti tikrai labai gerą mangą. Tačiau dabar jūsų asortimente yra kur kas daugiau negu tik mangai. Kaip vyko produktų plėtra, asortimento plėtra? Viskas, aišku, prasidėjo nuo mangų, buvo mangai, avokadai ir dar gal... Džiovinti mangai, kažkaip turėjom gerą partnerį. Jo. O paskui tiesiog supratom, kad žmonės tiesiog turi poreikį vis ragauti kažką naujo. Negali metus laiko būti laimingas to nuostabių mangų, vis tiek prie jo pripranti. Ir čia Karolio turbūt dabar yra toks pagrindinis uždavinys ir Karolis atranda kosminių apelsinų, vynuogių, bent 4 skirtingus skonius šiemet turėjom. Jo, kas yra labai
įdomu ir žavu, bet asmeniškai mano darbe, kad tu jau galvoji, kad tu jau esi išragavęs daugelį vaisių, netgi po tų ar po tiek jau metų, ar ne, kiek jau yra mangų mangas, jau atrodo, kad jau tu viską išragavai, kad jau visko yra ir tada tu paragauji neįtikėtino skonio apelsino iš Sicilijos arba neįtikėtino skonio greipfruto iš Pietų Afrikos ir tu supranti, tai čia dar klodai atsiveria, kad dar yra neišragauti, tai vat, ir tu vis tas asortimentas plečiasi. Kalbant apie tą paiešką, tai turbūt vienas žaviausių dalių yra tai, kad kokius tu žmonės sutinki, nes iš esmės, kad gautum tą tikrą skonį, tau dažniausiai reikia tiesiai ūkininką pasiekti, kad jisai suprastų, ko tu iš jo lauki. Tai tie žmonės su savo istorijom ir su savo aistra tuos tobulus mangus užauginti irgi yra antra ta dalis. Neabejoju, kad žavesio yra, bet lygiai taip pat ir iššūkių, kurių tikrai netrūksta kiekviename versle. Pasidalinkit jais. Nuo ko pradėti? Jo, nes mes sakom, kad sąrašas ilgas, ar ne? Jo, mes tikrai esam nestandartiniai ir tų iššūkių yra daug. Gal iš tos strateginės pusės, ar ne? Tai dabar mūsų bendruomenė užaugo jau ir į Latviją ir pradedam pirmus žingsnius į Estiją. 2 metai atgal mes praktiškai kiekvieną avokadą, kiekvieną mangą prieš atiduodant klientui galėjom pamatyti patys. Tai buvo realiai amatas. Ir dabar yra tas žingsnis, kai įmonė turi transformuotis jau į organizaciją kažkokią, kur procesai veikia patys, tai esam šitoj vietoj, plus tas iššūkis, kaip suvaldyti tą 70 vaisių, kur sunkvežimis gali pavėluoti, lėktuvas gali pavėluoti, audra gali sutrukdyti. Užliejo lietus Brazilijoje, tai mus veikia. Viskas iš esmės tikrai labai daug dinamikos. Labai daug iššūkių. Akivaizdu, kad jūsų galvoje tiesiog verda naujos idėjos ir visai neseniai pradėjote dirbti ir su dovanų rinkiniais, kas yra itin aktualu artėjant šventiniam laikotarpiui. Tikrai stipriai dirbam ties rinkiniais, su įmonėmis, su organizacijomis, esam ir atvežę rinkinius su dideliu sunkvežimiu ir kalėdų seneliu, man tas buvo apsirengęs, tai ir dalinam, taip sakant, stengiamės tą gerą nuotaiką atvežti ir šiais metais irgi. Jau partneriai klausinėja, grįžta tie patys, kas man yra smagiausia, tai jie jau klausia, ką turėsit šiemet, atvežkit parodyti. Apsikaris tai įvairiausiam dėžutėm, šiandien ir planuojam dar ir aplankyti ne vieną partnerį, kad supažindint, kas šį gruodį laukia. Šausim į priekį, kuo daugiau. Klausantis jūsų tiesiog neįmanoma nesižavėti, kiek daug energijos trykšta, kiek daug užsidegimo ir kaip jūs tiesiog tiesiai einat link savo tikslų. Tad pabaigai tiesiog labai norėčiau paklausti, ką jūs galėtumėt palinkėti tiems, kurie dar tik tai svajoja apie savo verslą. Jeigu jau turi kažkokią idėją, kažkokią mintį ir negali nedaryti, tai būtinai daryti. Jeigu tai yra tiesiog kažkoks atgarsis ar ne, kad verslą turėti kietą, pagalvokit, pasitikrinkit, laiko tam reikės paaukoti beproto daug, iššūkių bus beproto daug, atsakomybių bus beproto daug, bet jeigu turit kažkokią idėją ir jinai kirba, tai 100% darykit. Ir mano būtų palinkėjimas tai pradėti kuo paprasčiau, be kažkokių didelių nereikalingų investicijų ir viskas ateis savo laiku. Fantastika, ačiū Jums labai už tikrai labai įkvepiantį interviu. Ačiū. Ačiū. Sveiki sugrįžę po reklamos, su jumis gyvenimas versle. Šiandien esame viename iš Lietuvos kurortų ir netrukus lankysimės Eglės sanatorijoje. Eglės sanatorija skaičiuoja jau 51 metus. Būtent tiek metų žmonės ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio atkeliauja čia efektyvaus sanatorinio gydymo, puikios savijautos receptų ir kokybiško poilsio. Sveiki atvykę į Eglės sanatoriją. Sveiki! Praėjusiais metais Eglės sanatorija Druskininkuose atšventė savo 50-metį. Tad kokia yra Eglės sanatorijų istorija? Nuo pats pirmos dienos įstaiga buvo įkurta su misija padėti šiaip darbo žmonėms atgauti sveikatą. Kai prasidėjo nuo kelių pastatų, taip vis etapais Druskininkuose išsiplėtė iki labai didelės sanatorijos su 7 gyvenamaisiais korpusais, 2 gydyklom ir taip toliau, kol galiausiai 2013 metais Eglės sanatorijos plėtra įvyko į Birštoną, čia kur šiandien mes sėdim. Ir ar skiriasi, pavyzdžiui, paslaugos, kurios yra teikiamos Druskininkuose ir Birštone?
Skiriasi galbūt infrastruktūra, galbūt skiriasi kurortai, bet mes dedam labai didelės pastangas, kad pavyzdžiui esminis dalykas tai yra gydymo kokybė, jinai būtų vienoda, kad procedūros, kurias teikiame, būtų vienodos, kad gamtiniai veiksniai, tai yra mineralinis vanduo, purvas, kuriuos naudojame, kad jie būtų vienodi. Tai labai norime, kad klientai rinktųsi sanatoriją ne dėl to, kad yra kažkokie skirtumai sanatorijos paslaugose, o dėl to, kad kažkuriam klientui labiau gal patinka Birštono ramybė, o kažkam galbūt patinka Druskininkų įvairovė, kaip pavyzdys laisvalaikio. Ir taip pat žinau, kad atvėrė duris ir Vilniaus dienos centras, ar ne? Kas tai yra? Kokias paslaugas tenai galima gauti? Vilniuje atidarytas dienos centras, tai mums yra naujas etapas, visiškai po 50 metų istorijos. Mes pamatėme, kokiu tempu gyvena žmonės ir kad ne visi spėja atvykti į sanatoriją ir mes nusprendėme eiti arčiau kliento. Ir dėl to atsidarėme Vilniuje ir tai nėra, sakykime, tas pats, kas yra sanatorija, bet mes teikiame didžiąją dalį paslaugų tų pačių ir kinesteterapija, ir masažai, ir įvairi aparatinė fizioterapija, elektrostimuliacijos, visokios magnetoterapijos ir panašios procedūros tam, kad padėti žmonėms spręsti jų sveikatos problemas arčiau namų. Ir galbūt derinant vis dar su savo darbu ar kitais įsipareigojimais mieste. Kokie iš esmės lietuviai yra klientai? Ar jie rūpinasi savo sveikatą, ar mėgsta sveikatintis? Taip, be abejo, tie žmonės, kurie atvyksta į Eglės sanatoriją, jie jau yra tie žmonės, kurie vienaip ar kitaip suprato, kad jiems savo sveikatą reikia pasirūpinti. Tai mes matome tuos, kurie kryptingai tą linkme dirba ir mes jiems padedam tą sveikatą susigrąžinti. Ar bendrai lietuviai labai rūpinasi savo sveikata, matant ir lyginant su klientais, kurie pas mus atvyksta, pavyzdžiui, iš Vokietijos ir iš Izraelio, reiktų pasakyti, kad dar turim labai smarkiai kur pasitempti. Kalbant apie procedūras, pavyzdžiui, kas yra populiariausia, ką labiausiai mėgsta rinktis lietuviai? Mūsų pačios populiariausios procedūros turbūt yra gydomojo purvo įvairios procedūros, tiek vonios, tiek gydomojo purvo aplikacijos, mineralinio vandens vonios, masažai be abejo, visų mėgstami, tik galbūt yra ypatybė tokia, kad Eglės sanatorijai masažai yra gydomieji, tai jie mažiau skirti malonumui ir atsipalaidavimui, jie daugiau skirti spręsti kažkokią konkrečią problemą žmogaus kūne. Ir šiaip turime vieną labai klientų mėgstamą ir labai populiarią procedūrą, tai yra vertikalios vonios procedūra ir jinai yra labai unikali. Lietuvoje iš principo jinai egzistuoja, daugiau užsienyje nelabai kas jos ir turi. O vertikalios vonios ta procedūra tokia yra gilesnis baseinas, kur ant tokių specialių trapecijų kabėdami mes vandenyje atliekame pratimus. Kalbant apie sanatorijas, iš ties labai dažnai žmonės sieja ją su reabilitacija. Tačiau ar sanatorijos yra aktualios ir žmonėm, kuriem reabilituotis nereikia? Ką tuomet jie čia gali gauti? Tai visų pirma, taip, tikrai mūsų nemaža dalis klientų yra tie, kurie atvyksta būtent dėl medicininės reabilitacijos po kažkokių rimtų problemų. Insultai, infarktai, kokios nors planinės operacijos, kaip pavyzdžiui, sąnarių keitimai, ar ne, traumos dėja visokios. Tai po to atvyksta žmonės ir dažnai, taip tikrai neplanuoti būna, ar ne, apsilankymai, bet tie klientai labai išvyksta taip pozityviai nustebinti, nes net nežinojo, ką gali gauti ištikus tokiai nelaimiai. Bet mūsų didesnė dalis klientų atvyksta patys savo iniciatyvą, savo lėšomis. Yra klientų, kurie skiria tik tai porą dienų, savaitgaliui, sakykime, atvyksta. Tai be abejo, per savaitgalį tu gali gauti, geriausiu atveju persikrovimą kažkokį. Ne? Bet ir jo mums kartais labai reikia, tam, kad pirmadienį vėl kaip nors su džiaugsmu atsikėlę eitumėm į darbą ar į savo kažkokį kitą įsipareigojimą, tai taip. O kokie klientai iš viso pas jūs lankosi? Ar tai yra daugiau šeimos, galbūt poros? Vėlgi įvairiai. Jeigu pažiūrėtume per vaikų atostogas, tikrai labai turime čia daug šeimų su vaikais. Jaunų porų, kurios jau dėl kažkokių priežasčių jaučia poreikį stiprinti savo sveikatą, iki žmonių, kurie galbūt jau ir pensijinio amžiaus yra, kurie nori prailginti savo kokybiško gyvenimo tą trukmę. Kaip jūs matytumėte Eglės sanatoriją iš esmės visos Europos kontekste? Lyginant, pavyzdžiui, su europiečiais, ar tenai irgi užsienyje tai yra populiaru? Aš kaip lietuvis patriotas galiu pasakyti, kad bendrai Lietuvos sanatorijos Europos kontekste atrodo labai stipriai. Turbūt esminis mūsų toks unikalus pranašumas prieš kitų šalių kurortus yra mūsų turimi gamtiniai veiksniai. Ir iš tikrųjų mes Lietuvoje kartais net patys neįvertinam, kokį mes ypatingą mineralinį vandenį turime arba kokį ypatingą mes tą gydomąjį purvą turime, nes klientai, kaip pavyzdys iš Izraelio ar iš Vokietijos, jie jau gali rinktis vykti bet kur. Taip. Ir Lietuva, tarp kitko, yra viena iš tolimesnių vietų, į kurias galima atvykti. Bet tų šalių klientai, ypač tie, kurie yra daug kur buvę, jie renkasi Lietuvą būtent dėl mūsų
gydomojo purvo poveikio ir dėl mineralinio vandens. O šiaip norisi ir pasidžiaugti ir turbūt pasididžiuoti tuom, kad mes sulaukėm pripažinimo ir Europoje. Neseniai 3 Lietuvos įstaigos Europos spa kongreso inovacijų apdovanojimuose buvo apdovanotos už inovacijas, tame tarpe ir Eglės sanatorija. Ir mes buvome Europoje įvertinti kaip pažangiausi toje srityje, kad turime mobilią aplikaciją savo klientams. Akivaizdu, kad veiksmas Eglės sanatorijai tiesiog verda. Tad kokiais ateities planais gyvenate? Norime, kad kuo daugiau Lietuvos piliečių galėtų arčiau savo namų gauti mūsų paslaugą ir manau, kad toje vietoje dar daug naujienų apie mus ir netolimoje ateityje išgirsite, o kita yra, kad norisi Eglės sanatoriją atnešti dar labiau į užsienį. Aš nuoširdžiai to Eglės sanatorijai ir linkiu ir net nebejoju, kad visą tai, apie ką kalbate, jau netrukus taps realybė. Ačiū Jums už įdomų pokalbį. Ačiū labai. Krepšininko Artūro Milaknio žmona Laura atvira. Studijuodama teisę ji nesijautė laiminga. Ir tik gimus sūnui suprato, jog trokšta, kad sūnus prisimintų ją užsiimančią mylimą veiklą. Taip, ji pradėjo fotografijos verslą ir šiandieną jau fotografuoja garsiausius Lietuvos krepšininkus ir jų šeimas. Labas, Laura, malonu. Ilgą laiką studijavai teisę, tačiau vieną dieną supratai, kad vis dėlto tai nėra tikrasis tavo pašaukimas. Ką darei, kad įsigrynintum, kur yra tas tikrasis kelias? Pirmo kurso pradžioje supratau, kad tai yra visiškai ne mano ir aš norėjau mesti, bėgti kažkur, kažką daryti, bet aišku, niekas man neleido to daryti. Ir vieną dieną sugalvojau, kad reikia man eiti pas būrėją ir aš tos būrėjos paklausiau, sakau, žiūrėk, jeigu tu gali nuspėti ateitį, tu tai pasakyk tada man, kur man eiti ir kur čia iš vis yra mano kelias. Nežinau, ar jinai matė, ar jinai nematė, kaip ten iš vis viskas buvo, bet jinai sako, menas. Aš tave matau mene. Kaip supratai, kad nori fotografuoti? Man tiesiog labai patikdavo fotografuoti žmonės. Jeigu kas nors eidavo gatvėje, matau, kad reikia pagalbos, aš prieidavau, sakydavau, gal jūs reikia nufotografuoti. Ir per nėštumo fotosesiją susipažinau su Monika Dovidaitė Rusilienė. Ir mes kažkaip, kaip dabar madinga sakyti, su ja labai suvaibinom. Ir aš jos tikrai daug klausinėjau apie viską. Ir aš jai kažkaip vis užsimindavau, kad, aš norėčiau pabandyti. Ir tiesiog susėdom vieną dieną su vyru ir sakau, žiūrėk, aš norėčiau nusipirkti fotoaparatą. Ką tu galvoji? Jisai, aišku, sako, pirk, kame problemos. Monikai parašiau, sakau, žiūrėk, gal tu man gali padėti išsirinkti fotoaparatą, sakau, man čia nieko tokio kažko nereikia. Jis sako, žiūrėk, aš tau galiu savo atvežti senuką, ten jau pagyvenusi kleranti, atvežė man tą fotoaparatą, surodė, kaip ten ką daryti ir paliko mane. Aš ten, nežinau, gal pusę metų ten su juo fotografavau, ten, nežinau, vyrą, vaiką, kažką aplinkui. Ir taip ir įkliuvau į tą dalyką, kad nebegalėjau aš paleisti tos fotografijos, kad ir kaip man sekėsi, kad ir kaip nesisekė. O kaip mokysi, kaip tobulinai savo įgūdžius? Ar tai buvo tiesiog praktika, ar galbūt žiūrėjai kažkokius kursus? Turėjau ir kursų, ir YouTube'as padeda, ir visokie online mokymai padeda, bet daugiausiai tikriausiai išmokau iš Monikos. Kuomet supratai, kad tai gali būti daugiau negu tiesiog aistra. Nesuprantu, kad pradžioje vyras, vaikas, tačiau dabar fotografuoju jau toli gražu ne tik šeimos narius. Manau, kad lūžis mane įvyko, kai fotografavau Moniką su jo šeima vasarą. Mes tiesiog susitarėm, aš nežinau iš vis, kaip jinai sutiko, kad aš juos fotografuočiau. Mes išėjome, jinai man pasakė, žodžiu, kaip ten tuos nustatymus pasidaryti ant fotoaparatų ir aš likau viena su to fotoaparatu ir jie tryse. Fotografė, aišku, žinoma, pasiekusi ir atrodo aš, padariau taip, kaip man išėjo. Monika sustvarkė tas nuotraukas, jas atsiuntė man ir aš taip verkiau, jas pamačiusi, man buvo taip gilu, taip emocionalu, kad aš pamačiau, kad kad aš galiu, kad tai yra gražios nuotraukos ir jos yra pilnos emocijų ir tas vaikas ir tiesiog man viskas taip sugrojo manyje, kad aš ne apie nieką daugiau negalvoju, aš tiesiog supratau, kad tas yra dalykas, kuris man teikia žiauriai didelį malonumą. Kaip gražu, man iš tikrųjų nuoširdžiai net nuėjo šiurpuliukai tai išgirdus, tikrai. Tai tuomet Monika buvo tavo mentorė, vėliau buvo pirmoji klientė, būtų galima taip ir sakyti, ar ne, su kuria turėjai tą fotosesiją, ar ne? Taip. Ir kaip vėliau rutuliojasi visą tai? Aš tiesiog ėjau toliau, aš negalvoju, ar man seksis, ar man nesiseks, kaip čia ką toliau daryti, iš kur tų klientų gauti, aš apie tai negalvoju. Išfotografavau tikriausiai visas savo draugės, tada išfotografavau draugių draugės, draugus.
Ir atėjo, ir po truputį pradėjo ateiti žmonės iš lūpų į lūpas, sužinojo apie mane. Ir atsimenu tą savo pirmą uždarbį, tos 50 eurų, kur grįžau vyrui, sakau, žiūrėk, reikia įsirėminti šitą 50-tuką, nes sakau, aš jį gavau už tą darbą, kuris man teikia žiauriai didelį malonumą. Ir aš net nesijaučiau dirbantį. Ir man atrodo, tai buvo mano kažkoks, nežinau, sakau, kažkoks lūžis gyvenimo, kad, tavo veikla tau gali teikti malonumą, o ne tik tais, kad aš darau kažką ir gaunu pinigus, gaunu algą ir viskas, ties to ir pasibaigia. Žinai, dažnai fotografai specializuojasi kažkokie tai kryptyje. Vieniems labiau patinka fotografuoti madą, kitiems vestuves, tretiems galbūt šeimą. Ar tu jau išsigryninai, koks yra būtent tas tavo kelias, ką tau labiausiai patinka fotografuoti? Linkstu link šeimos. Man tiesiog ta dinamika su vaikais, kaip viskas vyksta tiesiog natūraliai, kad tau nereikia prašyti, kad žmonės suvaidintų tas emocijas. Tiesiog tie vaikai iš savęs duoda tiek daug žavesio tam visam momentui ir šeimos fotosesijos man yra mieliausias prie širdies. Žinau, kad esi fotografavusi ir ne vieną žinomą žmogų. Kaip sekėsi? Sekėsi neblogai, aš rezultatais esu patenkinta. Turėjau vieną istoriją šią vasarą, kai fotografavau vieną žymų krepšininką su jo šeima. Jie tikėjosi gauti bent porą gražių nuotraukų, kai atsiunčiu nuotraukas jiems išsirinkti, jie sakė, kad nori bent 60, tai praktiškai ten daugiau mažiau visų. Ir man po to parašė tas vyras, kad jis atvirai sakant nesitikėjo, kad nuotraukos bus tokios gražios. Bet iš tikrųjų buvo labai smagu ir toks, kaip sakyta, kad žmonės galbūt nesitikė, kad tu gali kažką, bet tu jiem įrodai, kad tu gali daugiau, nei jie iš tavęs tikėjosi. Laura, mūsų laidoje visą laiką ateina momentas atsigaivinti ir mūsų laidos draugai Mineralinis vanduo Akvilė visai neseniai pristatė naujieną – mineralinį vandenį su skoniu. Su skoniu, bet ar be cukraus? Mane labiausiai ir žavi tai, kad šis vanduo nors ir su skoniu, tačiau be cukraus. Iš tikrųjų be cukraus. Ne reklama, iš tikrųjų tikra tiesa ir be kalorijų. O ką patartum tiems, kurie dirba nemylimą darbą, tačiau nesiryžta imtis pokyčių? Patarčiau net negalvoti apie tai, kad jiem nepasiseks, net neturėti tokios minties. Ačiū tau labai už pokalbį pripildytą motyvacijos ir įkvėpimo. Ačiū tau. Mielieji, šį kartą tai buvo viskas, ką norėjome jums parodyti. Pasimatykime ir vėl kitą šeštadienį 17:30 tik per Lietuvos ryto televiziją. Iki pasimatymo. Burbuliukų pilnas gyvenimo skonis. Akvilė su citrina ir burbuliukais. Eglės sanatorija. Ir gyvenimas vėl mielas.